Tai štai ir vėl ne vieno lėktuvo. Čia va jums nesako nieko šitą vietą, bet per šitą vietą eidavo lėktuvų takas. Grinai per mūsų taip vat įvažiavimą į sodybą tarp gretimo namo ir šito namo. Nes taip tiesiai ir yra Karmėlavos aerodromas. Ir dabar ne vienas lėktuvas čia neskrenda ir dingo ir sraigtasparniai. Ir išsiilsėjusi. Ir žiūrėkit, ir ne vieno nėra tako. Dar Maskvos lėktuvas porą kartų buvo, kad skrido. Tai šiandien, tai ten, netoli mūsų namo. O paskui jau viskas renkasi, kur kelias daro vingį už namų eilės, tenais kerta. Ir ta tyla, jinai smagi tyla, bet kai išlenda išsiilsėjusi ministrė ir sako, uždarysim oro erdvę ir paskui ten šaudysim, tai nejauku yra. Tai tu nešaudyk, va nėra nieko. Aiškinkitės toliau, kas čia įvyko. Kodėl lėktuvai šiuo metu jau net ne per Suvalkus skrenda, per Augustavą, o dabar jau ir per Seinus, kur tranzitiniai, kad nereikėtų tais trikampiais skraidyti. O, čia fiksuoju. O galit pasižiūrėti, buvo labai daug fiksuota. Labai daug skrydžių ir labai tiesiog virš stogų eidavo. Ir kas iš tikrųjų nutiko, niekas nežino, bet liaudis sako, tyla gera byla.